Kroatai galvojo, kad su serbais ir jugoslavais kariauti ir tuoj pasakysiu tik laiką, kada įsiveržė kroatai. Iki 95 pavasario įtampa laikėsi ir atrodė, kad Kroatija ilgam praranda Krajiną ir Slavoniją. 95 pavasarį dėl nedidelio konflikto Kroatijos armija užėmė Slavoniją. Gyventojai per Bosniją pasitraukė į Serbiją. Netrukus po to sekė Kroatijos sostinė Zagrebo apšaudimas raketamos iš Krajinos. Paaiškėjus, kad Serbija nesiruošė įsikišti, Kroatijos vyriausybė ryžosi pulti Krajiną 95 rugpjūčio mėnesį. 100 000 Kroatijos karių, praktiškai visa Kroatijos armija, puolė Krajiną. Per keletą dienų serbai buvo sutriuškinti. Beveik visi gyventojai pasitraukė į Bosniją. Kroatiją serbai kaltino žmogaus teisių pažeidimais ir bla bla bla. Tai taip atsiėmė. Sutikai kažkokį žmogų, sakykime. Tai mergina, bet jinai pasakojo apie tai, kaip jinai 92 metais slėpdavosi čia bunkeriuose. Ir jinai buvo vaikas. Ir sakė, kad yra čia didelių bunkerių Dubrovnike, bet jie užstatyti pastatais. Sakė, ten viskas veikia, tai klausėm, ar žinai, kur čia tie bunkeriai. Sakė, ne, jie yra pastato viduje, sakė, nepateks. Tie pastatai administruojami, bet Dubrovnike tikrai dar yra bunkerių, kurie dabar turbūt dar vis dar užkonservuoti.